Treneri, tai sveikinimai su pergale, kokias mintis po rungtynių? Na, iš pradžių tai ir pačiam truputėlį buvo sunku suvokti, kas įvyko, sakau. Labai džiaugiuosi, kad komanda tikėjo, iki pat galo žaidė, sakau, kaip ir Rūbiniai sakiau, dadėjo truputėlį to agresyvumo pačioje pabaigoje ir pavyko pelnyti įvartį. Sakau, labai smagu, džiaugiuosi, tikrai kažkiek turbūt praeitose rungtynėse gal nebuvom nusipelnę pralaimėti, tai šiandieną ta sėkmė buvo mūsų pusėje. Šiandien buvo pagalbos ir iš pagrindinės komandos, įvarčius taip pat pelnė Smilis, Kaušinis, Andrius Kaulinis padėjo. Kiek žaidimas apsunkėjo, kai pakeitė, parotavot sudėtį? Visų pirma, tai reikėtų padėkoti jiems, kad jie čia ateina, padeda ir kas svarbiausia, ką aš ir jiems kartoju, kad jie tikrai mums padeda, tai tikrai nesikuklina čia ateidami, stengiasi, daro savo dalykus, kažkas po traumos atsigaudinėja, kažkas nori tą įvartį savo pirmą pelnyti, tai skau smagu, kad jiems čia tą pavyksta, bet jo, juos pakeitus truputėlį įsivėlėm į tokį chaosą, kažkiek primena rungtynės prieš Bivoną praeitas, bet šį kartą to chaoso pabaigoje mums, kiek sakau, nusišypsojo fortūna. Kiek buvo tikėjimo, kai jau tiksėjo pridėtas teisėjo laikas, kad dar pavyks persverti rezultatą? Žinau, to tikėjimo kažkiek viduje visą laiką yra ir sakau, svarbiausia, kad to tikėjimo turi jie patys savimi, sakau, išėjo pakeitimo žaidėjas, manau, kad puikiai sužaidė dvikovai, buvo agresyvus, ko iš jo visą laiką prašau treniruotėse ir tas atsipirko, sakau, davė tą vaisių tokį. Dabar turit tokią rungtynių seriją su, galima sakyti, turnyrinės lentelės kaimynais, dabartinės rungtynės ir ateinančios 3. Kas svarbiausia bus per šią seriją, kad išsinešti kuo daugiau teigiamo rezultato? Svarbiausia kovoti, sakau, čia nėra kažkoks ypatingai didelis futbolas, tiesiog didelė kova, aistra, noras laimėti kiekvieną dvikovą, kiekvieną kamuolį, būti tvirtesniems ir tiek. Ir sakau, jeigu tų principų laikysimės, ką esam susitarę, viskas manau, kad bus gerai, aišku. Reikės įdėti dar daug darbo.